Taip, labai ačiū Jums už tai, kad Jūs tokie aktyvūs, surašėte, kad mane labai gerai girdite ir važiuojame toliau. Šiandien mūsų tema yra apie altą, tiesiog ryžausi panagrinėti jį giliau, nes altas tai vienas iš tokių produktų, kuris parodo labai greitus rezultatus ir faktiškai žmonės, kurie turi alergiją, ypatingai alergiją, jie tikrai labai greitai pajaučia, ypatingai jeigu ta alergija yra, žinot, surišta su žiedadulkėm, su rinitu. Taip, aišku, sunkiau yra su bronchialinė astma, alerginė, taip, tai yra ilgiau reikia, bet iš karto netgi žmogus jaučia, kvėpuoti jam lengviau būna. Kas tai yra per tas produktas, ne, kuris būtent padarytas tam, kad sumažinti būtent tų pačių vaistų kiekį, galimybę, ne, ir aišku, alerginių reakcijų poveikį sumažinti. Ir žmonės ieško tokių natūralių medžiagų, kad alergija būtų valdoma. Taip, tai nėra trumpas procesas ir tai labai gerai žino visi. Ir šitas produktas turi labai daug bioflavonoidų, vitaminų, padeda stabilizuoti antihistamininį poveikį, tai yra prieš alerginį poveikį, taip, kai kurie vaistai tai daro, didina organizmo pasipriešinimą iš vidaus alergenams ir toksinams ir saugo organizmą nuo laisvųjų radikalų. Sveikiems žmonėms tai yra tiesiog dar papildoma priemonė valyti kraują, limfą. Kaip sako, jeigu aš nealergiškas, tai kam man altas reikalingas? Tai faktiškai reikalinga tiesiog prisotinti organizmą laisvaisiais radikalais, pavalyti limfą kraują. Tai yra tiesiog jisai palengvina atsikosėjimą, jeigu peršali. Jeigu, tarkim, pavyzdžiui, ląstelės badauja, jom reikalinga deguonis, tai yra tokių medžiagų alta, kur iš tikrųjų neša deguonį į ląsteles. O to iš tikrųjų labai daug yra vyresnio amžiaus žmonės, jeigu jie sėdi namuose, mažai išeina į lauką, mažai kvėpuoja deguonimi, tai tikrai ląstelės badauja ir po to būna labai daug problemų. Tas pats ypatingai smegenų ląstelėms, kai trūksta deguonies, tai prasideda tokie degeneraciniai procesai ir tam tikros lygos. Taip pat reikalinga tas miegančias ląsteles, imuninės ląsteles, taip išjudinti, kad jos galėtų judėti. Ir aišku, tai yra prieštoksinis, ypač yra aktualu, kai yra sunkiųjų metalų organizme ir nemanau, kad tai yra labai paprasta išvesti iš mūsų organizmo tos sunkiosius metalus. Taip, kad altas yra visapusis valiklis mūsų, valo kraują, valo limfą, valo būtent nuo tokių sunkių toksinų, kaip netgi sunkieji metalai. Tai yra, pamilti jį iš tikrųjų yra labai paprasta, todėl kad efektas labai greitas. Man tai labai įstrigo dar tai, kad tas produktas iš tikrųjų turi drenažinę funkciją, tai yra tiesiog, žinote, kada būna kartais nuo limfos sąstingio pradeda tinti kojos, ne, ir kelionė kitą kartą, žiūrėk, jau jauti, kad tos kojos ištinsta, baisiausiai skauda. Ir prašau, po savaitės vartojimo aš turėjau tokį rezultatą, kad tiesiog kelionėje ilgesnį laiką sėdint, jau žiūrėk, kojos netinsta. Aišku, yra kitas variantas, kada tinsta nuo kitų problemų, tai yra, kada inkstų nepakankamumas, ar ten širdies nepakankamumas, tai jau kiti tinimo kitos problemos. Tai produktas yra visapusiškas, daugiafunkcionalus, taip, tai yra kompanijos APL technologija pagamintas iš įvairių komponentų, iš įvairių žolių ir aš pasistengsiu šiandien tiesiog supažindinti, kaip kompanija supažindina, kokia yra sudėtis, taip pat, pavyzdžiui, įeina šermukšnis, įeina visi natūralūs produktai ir netgi skonis yra natūralus ir spalva yra iš natūralių medžiagų. Kas ragavote altą, parašykite aš.
Ar mane girdite? Parašykite, kas ragavote altą. Gerai. Tai tikriausiai žinote, ne, koksai yra skonis. Parašykite dabar, koksai yra alto skonis. Spalva ir skonis. Nu, turbūt pasakysit, kad tikrai tas skonis yra natūralus, skanus. Taip, Daiva, labai teisingai pasakyti, tas skonis yra skanus. Taip, tai yra vynuogių skonis, kažkiek netgi neša, man tai labai kažkaip tai panašu dar netgi juodųjų serbentų skonį. Va, pati spalva yra tokia fioletinė pačio ledinuko spalva. Irgi taip pat natūralūs dažai, tai yra būtent iš tų pačių juodųjų serbentų ir vynuogių žievelių, raudonųjų, va, tų fioletinių vynuogių žievelių spalva. Ir viena iš tokių, ten daugiau bus ingredientų, kas įeina, va, tai yra šermukšnis. Ir šermukšniai jau seniai turbūt visi žinote apie šermukšnį, tai nėra nauja kažkokia tai medžiaga, kuri naudojama medicinoje, taip. Ir šermukšnių uogos tikrai labai daug turi vitaminų, mineralų, priešuždegiminių savybių. Tarp kitko, žiūrint, kaip dar pagaminta, aš fermentuotą šermukšnį naudojau tai atstatymų kasai, toks, kaip vadinama, šermukšnių vynas, ne fermentuotas be alkoholio, aišku. Jisai labai stiprina imuninę sistemą ir faktiškai kvėpavimo takam nuo seno buvo naudojama šermukšnis. Jisai būtent organizmui turi labai daug vitaminų, mineralų, bet dar ir organinių rūgščių, daug bioflavonoidų. Pačio šermukšnio kaip komponento medžiaga liaudies medicinoje buvo naudojama mažinti, stiprinti kraujagyslėm, mažinti uždegiminės savybės. Dabar iš tikrųjų šermukšnis labai gerai žinomas, kad jisai mažina cholesterolį, nes dabar tyrimai tokie yra daromi, kad galima pamatyti. Tų dživarančių savybių turi, kadangi turi daug vitaminų, tai reiškia netgi tvarkosi prie anemijos, tai yra plataus poveikio, plataus spektro produktas. Ir sekantis ingredientas, tam tikras įeinantis į mūsų kokteilio sudėtį, kaip aš sakau, juodasis serbentas. Tai apie juodąjį serbentą tikrai mes visi labai gerai žinom, ir uogienės anksčiau darydavo mūsų seneliai tam, kad galėtume su blynais gauti vitaminų, mineralų. 20 uogų, taip skaitoma, juodųjų serbentų, tai yra dieninė vitamino C dozė, jeigu mes nuskynėme nuo krūmo ir iš karto suvalgėme. Aišku, ką mes gauname jau su virta uogienė, tai turbūt sudėtingiau. Reikia daugiau tų uogų pavalgyti. Ir aišku, jeigu mes perkamės ne iš savo sodelio, kas tikrai nėra taip jau labai dabar aktualu žmonėm, kad iš tikrųjų pas močiutę nuvažiuoti į kaimą, prisiskinti tų serbentų. Jeigu perki iš parduotuvės, tai jeigu po paros laiko tenai nuskintos tos uogos yra, tai jūs netenka labai daug tų pačių maistingų medžiagų. Ir juodi serbentai iš tikrųjų turi labai daug eterinių aliejų, pektinų. Pektinai tai labai puikus yra mūsų mikroflorai, mūsų žarnynui, tiesiog suriša, turi tą savybę, kaip aš ir sakiau, intoksikuoti mūsų altas, tai būtent juodi serbentai turi tą savybę surišti toksinus, sunkiuosius metalus. Labai tankiai senovės medicinoje juoduosius serbentus naudojo būtent prie apsinuodijimų. Ir aišku, naudojo tam, kad išvengti trombozės, tai yra, turi tokias savybės juodasis serbentas, kuri normalizuoja mūsų kraują, tai yra būtent klampumą, būtent tirštumą to kraujo, taip, tai yra skystina kraują ir tokiu būdu išvengiama trombozės.
ir kraujagyslės būtent jo dėka tampa elastingesnės, pastoviai tik tai vartoti reikėtų. Ir irgi taip pat blogai cholesterolį dabar nustatyta, kad mažina, tai yra tiesiog atstato mikroflorą. Dabar pastaruoju metu iš tikrųjų pastebėtas ir juodųjų serbentų poveikis tiesiog regėjimui gerinti. Ir daugybė kitų dalykų, kadangi turi labai daug antioksidantų, tai faktiškai antioksidantai yra labai svarbus kovai su laisvaisiais radikalais. Ir būtent jų dėka tai tiesiog atstatomas kraujas, taip? Nes būtent laisvieji radikalai turi didžiulį poveikį mūsų organizmui, sukeldami tą patį uždegiminį procesą. Sekantis produktas, tai yra žalioji arbata. Kas jau nežino žaliosios arbatos, parašykite, neragavau arbatos žalios. Aišku, gal neragavote tos skanios kinietiškos, tikros, gan natūralios, gal teko tiesiog šiukšlių paragauti, kur kitą kartą būna parduotuvėse ir mes gauname tiesiog nišinius. Bet tikroji žalioji arbata, jinai tikrai labai stiprus antioksidantas, labai patinka, aišku, danguolė, super. Tai va, ne tik malonus gėrimas, bet jį naudoja būtent dėl to, kad žalioji arbata, šis apie žalią arbatą galima labai daug, aš jums galiu netgi truputį paskaityti, tai yra tiesiog didžiulė vitaminų bomba, ypatingai antioksidantų turinti, savyje. Turi beveik 500 organinių komponentų, tonizuojantį poveikį turi, padeda deginti kalorijas, čia iš būtent traktatų, ką daro žalioji arbata. Mažina stresą, ypatingai hormoninio pagrindo stresas, kur būna. Taip pat turi rutinas, labai stiprus antioksidantas, tikros negėrėte, parduotuvių nepatinka. Tai va, taip ir yra, kad juodąją arbatą geriama, iš tikrųjų yra nustatyta, kad žalioji arbata 10 kartų daugiau turi vitamino C negu juodoji arbata. Ir jeigu paimsim, pavyzdžiui, apie rutiną, tai iš tikrųjų tai natūralus bioflavonoidas ir 145 turi organinius komponentus, sąryšius tarpusavį, kurie labai greitai tos laisvuosius radikalus, o ypatingai su entų sudėtyje, pagal šitą technologiją, tiesiog, jeigu nežinot, kas yra laisvieji radikalai ir antioksidantai, tai truputį tiesiog paaiškinsiu, netgi kvėpuojant, mūsų organizmas tiesiog molekuliniam lygmenį atskelia tam tikrą joną laisvą. Ir gaunasi taip, kad paprasčiausiai tas laisvas jonas yra kaip laisvasis radikalas. Ir laisvieji radikalai, jie pridaro labai daug žalos mūsų organizme, tai yra viena iš priežasčių visų šitų mutacijų. Ir kada antioksidantai, jie būtent kaip tos tikros, kaip pavyzdys, aš pasakysiu gal paprastai, jeigu turite 2 mažus vaikus, turbūt kambarį matote, jeigu vienus paliksite, tai įsivaizduokit, vienas tam 3 metų, kitas 5, aišku, taip nebūna, niekada nepaliekam jų vienų, bet jie bele ką gali sugalvoti, gali tiesiog ir save pažeisti, ir sudaužyti viską, ką tik tai paims, nes jiem į galvą šauna, jie nežino, kas tai yra saugu. Ir jeigu, tarkim, pavyzdžiui, mama yra deguonis, jam reikalinga atlikti savo darbą, tai būtent auklė, kuri ateina, paima vieną už rankos, kitą už rankos, ir neleidžia dūkti tiem vaikam ir pridaryti iškados. Va, tai ta auklė tai yra antioksidantai. Ir labai svarbu organizme jų turėti ir kuo toliau, tuo daugiau. Vien tik tai dėl to, kad antioksidantų mums reikia žymiai daugiau, tai tų pačių vitaminų mums dabar žymiai daugiau ir tai reikia. Antioksidantai tai yra būtent vitaminas C, vitaminas E, vitaminas D, žinomi tokie, taip, tai yra selenas, cinkas. Ir daugybė kitų, kurių mes nežinom ir kurie iš tikrųjų iš vienos ir iš kitos pusės vieni vienus laisvuosius radikalus paima, kiti kitus ir jų turi būti organizme ganėtinai nemažai.
Ir aišku, vat, būtent antilipidinė arbata, jinai turi dar tokį poveikį, kad stiprina mūsų kraujagyslių sieneles. Taip kad platus poveikis. Kas liečia gebėjimo sumažinti alergijos simptomus, tai turi tam tikras medžiagas, kurios iš tikrųjų padeda sumažinti tą alergiją. Be to tai yra imunitetui stiprinti produktas. O ką tai reiškia? Imunitetas stipresnis, jis žymiai greičiau gali susitvarkyti. Nu, ne tai, kad stipresnis, bet jeigu jis yra sumoduliuotas, normaliai dirba, visos imuninės sistemos dalys gerai funkcionuoja, reiškia, pas mus yra mažiau šansų, kad mes turėsime alergiją, greičiau atsistatysim po bet kokių dirgiklių, nes pati alergija tai yra dirgiklio, mes prieš dirgiklius, mūsų organizmas tiesiog pradeda kovoti prieš dirgiklius, ir, pavyzdžiui, tie patys autoimuniniai susirgymai, kurie irgi taip pat su altu labai palankiai, į altą žiūrima prie šitų susirgymų, padeda tiesiog susitvarkyti greičiau. Aišku, gydytis reikia, taip kaip ir energija. Tai būtent imunitetas reikalingas, kad jisai būtų toks grinai pažadintas, taip, visom ląstelėm, visom prasmėm, nemiegančios prigulusios, prilipusios ląstelės, kaip mes kitą kartą kraujyje netgi matome, kad jos sunkiai juda, o būtent pažadintos ir tai atlieka imunomoduliatoriai. Tai alte yra labai daug imunomoduliatorių. Ir tie imunomoduliatoriai būtent kitą kartą galime naudoti visiems žmonėms, nes kitą kartą stimuliatorius ne kiekvienas gali naudoti. Ypatingai, tarkim, pavyzdžiui, prie autoimuninių susirgymų stimuliatoriai netinka, daugiau reikalingi būtent moduliatoriai. Tai, kaip aš sakau, yra labai daug imuninių ląstelių, vienos daro vieną, kitas daro kitą, jas svarbiausia reikia pažadinti ir kad jos atliktų normaliai, susibalansuotų, susidraugautų, tarpusavy išsiaiškintų, būtų harmonijoje ir atliktų savo darbą, būtent tos pačios imuninės ląstelės, tą, ką reikia. Tai atrodo, pati žalioji arbata viena jau kiek daug dalykų daro, bet atminkime technologiją, ir netgi pati ta rytų medicina labai tankiai kalba, netgi tie patys rytų medikai, jie dirba labai daug, kad galėtų gaminti formulės ir pritaikyti, tarkim, vieną žolę prie kitos, kad ta žolė derintųsi ir yra įrodyta, kad viena prie kitos žolytė derindamas jinai sustiprina tos kitos veikimą, poveikį. Tai yra labai svarbus dalykas, tas būtent sinergizmas tarp šitų visų žolių. Dabar yra technologijos, yra iš tikrųjų laboratorijos, kurios visą tai atlieka, dabar nereikalinga metais, tai yra bandyti, todėl kad iš tikrųjų aukšto lygio laboratorijos jau iš karto mato, šita žolytė prie šitos tinka, šita netinka. Ir mums pasisekė, kad mes gyvename šitame amžiuje, taip, tiesiog jau turime galimybę, prašau, kai dabar tiek daug komponentų sujungti į vieną ir gauti galimybę tiesiog nedidelį kiekį naudojant, bet stipresnę formulę gaunant. Ir tuo pačiu, netgi jeigu paimsim kiekvieną tą elementą, apie kurį aš kalbėjau, tai kiekvienas tas elementas, jisai jau vienas turi poveikį. O dabar įsivaizduokite, kad tuos visus elementus sujungiam į vieną, tai yra 10-eriopai, užtat ir sustiprėja kiekvieno poveikis, kiekvieno savybė. Apie eukaliptą aš galiu pasakyti pačią pagrindinę eukalipto savybę, šiaip tai kaip eterinių aliejus, mažai apie tai kalba, aišku, bet eukaliptas, aš žinau, kad aš vaikystėje tai tiesiog garais kvėpuodavau, kada man truputį užguldavo gerklė, nosis labai gerai praeidavo ir tarp kitko eukaliptas greičiausiai man veikdavo, greičiau negu belekas. Ir būtent bele kokia kita žolė. Ir dabar netgi aš eukalipto lapukų turiu, išsivertų, kitą kartą irgi taip pat pageriu. Nenaudojau jų profilaktiškai, nes vis tiek reikėjo pagaminti taip, kad nepakenkti. Vienas eukaliptas gali vieniems tikti, kitiems kenkti, turėkite omeny. Ir būtent tie garai, eteriniai tie aliejai, jie iš tikrųjų pramuša staigiai nosį. Kas iš jūsų bandėt tiesiog kada nors kvėpuoti eukalipto lapų nuovirų, padėkite pliusiuką, bus įdomu pasižiūrėti.
Ir dabar būna visokių tokių aliejukų, kur naudojami tepaliukai, kurie naudojami su eukaliptu tam, kad galima būtų įtrinti krūtinę, taip, siekiant padėti valdyti kosulį ir ypatingai spazmam. Va, danguolis, super. Nu, vat, ir tyrime būtent tyrimai parodė, kad eukalipte yra tam tikras medžiagos, kurios, Jolita, nebandė, padeda slopinti uždegimą, bet eukaliptas iš tikrųjų turi tokią užduotį, jisai turi užduotį būtent prisotinti, nunešti būtent tą deguonį mūsų ląstelėms. Ir kai mes turime dabar tokį produktą, kuris veikia greitai tiesiog, per 17 sekundžių patenka pas mus ir jau keliauja ten, kuriam reikia, tai būtent su alto eukaliptas, kuris įeina į tą sudėtį su savo užduotim, turi dar vieną tokią grinai savybę, išmetė danguolę, matau, vieną tokią savybę tiesiog prisotinti deguonimi visą mūsų organizmą. Tai labai greitai tiesiog apskrieja ir prisotina visas ląsteles. Vat, ypatingai tarp ląsteliniam sluoksnyje, kad judėjimas vyktų, kad neužsistovėtų būtent tas skystis, jisai turi būti lakus. Matėte, kaip atrodo eukaliptų giraitis, labai įdomu iš tikrųjų. Ir visur tiesiog visos tos lygos, kurios yra senoviai, būtent su eukaliptu buvo tvarkomos visos problemos, kurios susietos su kvėpavimo takais. Tai yra ir sloga, ir sloga, ir būtent kvėpavimo sutrikimai, ir bronchialinis, ir bronchitas, ir gripas netgi, taip. Ir įsivaizduokite, jeigu jo pareiga yra darbas, ir užduotis prisotinti tuo deguonimi, tai aišku, lengviau ir kvėpuoti. Ir todėl altas taip veikia papildomai. Na, aišku, kaip ir sakiau, ten prie tracheitų, laringitų būdavo naudojama, taip ir prie bronchialinės astmos netgi eukaliptas tinka. Vynuogė. Mes auginam vynuogės. Ir kuo daugiau aš apie vynuogę sužinau, tuo man jinai stebuklingesnė darosi. Nu, iš tikrųjų, aš apie vynuogę jau girdėjau, kad jinai tikrai labai stiprus antioksidantas, tai yra tikrai turi labai daug savybių prieš uždegiminių, tai yra kraujagyslėm, prieš sklerozę. Tai yra vynuogė tiesiog stebuklas, bet žinokit, lygiai taip pat, tai yra kvėpavimo takai, sunkiosius metalus iš organizmo išveda, tos būtent, kurie mūsų juokas juokais, bet daug kas jau, pavyzdžiui, apie skiepus mažai žino, aš labai daug nekalbėsiu, bet kada būdavo dar sovietiniais laikais, visiems kažkokiu tai būdu mūsų suskiepijo, tai reikėjo, tai buvo privaloma, normalus dalykas, bet kad mes kiekvienas gavome ten sunkiųjų metalų dozę organizme ir aišku savaime paveikė mūsų organizmą tam, kad išvesti tos visus sunkiosius metalus iš organizmo. Tikrai tam tikri vaistai netgi žiauriai brangiai kainuoja, labai ilgo proceso reikalinga. Tai altas turi tą būtent poveikį mūsų organizmą badyti ir išvesti sunkiosius metalus. Na, aišku, turi labai daug vitaminų, mineralų, turi kalcio, turi vitaminą C, daugybė kitų medžiagų mums reikalinga. Garcinė mangostaninė. O jeigu tai paėmus, tai yra dievų maistas. Mangostinės. Gal patį vaisių, jeigu, tarkim, buvote rytuose, kur nors arba pietuose, tai gal teko netgi konservuotą ar gyvą valgyti, parašykite, ar teko paragauti. Ir faktiškai mangostinas išsiskiria tom, kad yra tokia medžiaga, ksantonai, tai yra antioksidantai, kurie, aišku, mažina uždegimą, antioksidantai turi tą savybę, taip, ir 40 kartų jie stipriau veikia negu aloe vera.
Tai va, tai jau turbūt aloe vera poveikį, tai tikrai žinote, aloe vera vien tik tai viena, ne, jinai iš tikrųjų mažina uždegimą, ką kalbėti, jeigu mes turime mangostaninę garcinę, kuri netgi 40 kartų. Bet šiaip tai, žinokit, iš tikrųjų regeneruoja dar ir kepenis ir faktiškai labai tinka smegenų darbą, apsaugo nuo Parkinsono, Alzheimerio, užuomaršumo ir šiaip gerina kraujo sandarą, gerina stiprina ir moduliuoja mūsų imunitetą. Taip kad tai yra įdomus augalas, kuris visapusiškai alte mums padeda. Neteko. Taip, neteko ragauti. Man teko ragauti marinuotą. Ne marinuotą, o grinai konservuotą. Tai yra kaip kompotas ir ganėtinai man patiko. Tai aš tikrai ir Turkijoje esu ragavus ir Egipte. Man patiko šitą garsinę ir pas mus buvo jų pardavime, teko matyti pardavime. Labai įdomus augalas yra kalpokė. Bet jeigu tai paimsim Baikalo kalpokę, tai jinai 2000 metų jau žinomas medicinoje. Jeigu žinote, ką daro vitaminas E, tai yra mūsų jaunystės, tai mūsų ilgaamžiškumo vitaminas. Taip, vitaminas E ir kremuose netgi, ne, išoriniam naudojamas tam, kad sumažinti to, kaip jį ten vadina, raušlelio, ne, poveikį. Tai va, stabdo senėjimo procesus, bet papildomai, ne, jie naudojami būtent dar 375 kartai daugiau negu vitaminas E veikia kalpokė. Ypatingai baikalinė kalpokė, ne, kuri įeina į mūsų sudėtį. Tai labai senas augalas, jau 2000 metų, kaip yra visur tuose traktatuose surašyta. Jinai buvo naudojama tradiciniai kinų medicinoje, labai gerai iš tikrųjų būtent su užsisenėjusiom slaugom, užkimšimais, sinusam labai gerai iš tikrųjų padeda reguliuoti imunitetą. Bet tuo pačiu dar yra prie astmos, prie alergijos, tuo pačiu dar ramina nervų sistemą, tai yra labai svarbu, žinokit, kada turi žmogus astmą, tai nervų sistema, jinai tokia dar stipriau veikia mūsų organizmą, dar jautriau iš tikrųjų, ir kada apsiramina, šiaip daugelį vaistų įeina, reiškia, raminantis kokie nors preparatai tam, kad ta pati centrinė nervų sistema būtų ramesnė. Ir faktiškai veikia jinai daugiau nei 10 kartų netgi stipriau negu valerijonas, palyginus kalpokę, ir turi pastebėjimų prie neuroninių ir netgi būtent žmonės, kurie nemigą turi, irgi taip pat kalpokę naudoja. Tai yra ne vien tik tai alergijai, bet ir centrinės nervų sistemos problemom tvarkyti. Saldymedis, apie šitą jau šaknį, tai tikrai labai daug mes žinome, labai daug apie tai rašo, labai daug į kokią sudėtį įeina saldymedis, ne, bet aš gal netgi trupučiuką paskaitysiu, ką rašo apie saldymedį medicinoje, ne, prašau, saldymedis, o čia net nėra parašyta, 5000 metų istoriją turi. Ir su ženšeniu eina lygiųjų, įsivaizduojat, pagal savybės. Naudojamas tikrai prie kosulio. Labai, tarp kitko, tokio raminančio, tokio labai, kaip pasakyti, ryti, kada gerklės skauda, jį iš tikrųjų labai malonu, tiesiog taip pat iš tikrųjų tą pačią gerklę nuramina ir taip lengva pasidaro tuo metu. Jis atlaisvina būtent raumenyną ir labai atstato, iš tikrųjų apsaugo ir atstato gleivinę. Taip kad saldymedį namuose netgi kitą kartą turėti tų pačių šaknų būtų visai neblogai, kad tą greitą tokį poveikį. Taip kitko saldymedis įeina ir į aiso sudėtį ir teko būtent prie šitų, kaip savybė, būtent viena iš tokių pagrindinių, virškinimo trakto naudojimo. Na ir aišku,
Kadangi yra alergija, kadangi tai surišta su valymu, kadangi tikrai padeda antis žarnyną valyti, atstatyti tą visą gleivinę žarnyno, tai turi tą tokį ir odos atstatymo, reiškia, naudojant altą, dėka to saldymedžio, tokių savybių sustiprintų, atsistato būtent pažeista oda. Taip, jeigu paimsime dar kedrų riešutą, aš apie kedrų riešutą galėčiau tikrai labai daug ką pasakyti, netgi jam asmeniškai galima būtų tiesiog skirti visą šitą mūsų visą tą prezentaciją, todėl kad kedro riešutai, jie turi amino rūgščių ir turi polinesočiųjų riebiųjų rūgščių. Ir tarp kitko, tos amino rūgštys, jeigu, pavyzdžiui, teko girdėti, tai yra iš tikrųjų be amino rūgščių, kada aš su lieknėjimu dirbau ypatingai, ir žmonės, kurie pradeda lieknėti, labai greitai pamato, kad jeigu jie baltymų nevalgo, jie pradeda lieknėti baltymų sąskaitą. Ir trūkumas amino rūgščių pasidaro labai didelis, atstatyti ganėtinai yra sudėtinga, nes amino rūgštys, kurios prilygsta, tarkim, pavyzdžiui, mėsai, daržovėse labai sunku rasti, todėl kad mėsai, pavyzdžiui, prilygstančios to pačio kiaušinio, kas pas mane buvote lieknėjimo programą, tai labai gerai žinote, iš ryto kiaušinis, būtent dėl amino rūgščių, dėl tų baltymų kiekio. Kedrų riešutas iš viso beveik identiškas, labiausiai panašus su amino rūgštimis į žmogaus amino rūgštis. Tai netgi anksčiau buvo kalbama apie tai su kedrų riešutais, kaip su maistu. Mamos maitindavo savo kūdikius, jeigu neturėdavo pieno. Tai verta pasižiūrėti, tai yra tiesiog amino rūgštis, tai reikalingos būtent mūsų audiniams būtina, o nesočiosios rūgštys, aš jau nešneku apie tai, kad ten daug vitaminų, labai daug mineralų, labai daug bioflavonoidų, labai daug yra visokių medžiagų, kurios mums labai labai reikalingos, bet, pavyzdžiui, polinesočiosios riebiosios rūgštys, jos reikalingos mūsų nervų sistemai. Ir šiaip, būtent riebalų atstatymas mūsų organizme yra labai svarbus. Kai kurie atsisako visiškai riebalus naudoti ir padaro didžiulę klaidą ir tai tikrai jaučiasi jų organizme. Tai yra kenčia. Pirmoji nervų sistema. Tai yra. O šiaip tai dar papildomai aišku, tai eina kalba apie tai, kur tik nervų nėra ir kur tik audinių nėra. Tai yra visiems audiniam, visiems organam ir visur, kur yra nervų sistema, visur reikalinga būtent šitos dvi pagrindinės medžiagos. O aš nešneku, ten yra eterinių aliejų, kurie tikrai dar papildomai duoda poveikį imunitetui. Ir aišku, imberas. Imberas iš visų prieš uždegiminės, prieš virusinės savybės turi, Jis iš vis pagrindinis, net virškinimo traktui atstatyti. Imberas, pasiskaitykit kiekvieną kartą, kai tik tai apie jį daugmaž pasiskaitau, vis daugiau sužino, Tai yra, mes žinome, kad tik tai peršalom, iš karto to jau imbero puolam gerti, tą šaknį sutarkuojam ir pradedam gerti prie gripo, prie kosėjimo, prie uždegimo, netgi prieš uždegiminis, reiškia, poveikis yra netgi prie plaučių uždegimo, Labai gerai atrodo, jis toks yra aštrokas, bet iš tikrųjų net padeda atsikosėti. Aišku, kartais erzina tą būtent gleivinę, bet įsivaizduokite, kada mūsų kompanijos produktas pagamintas būtent tokios technologijos, tai faktiškai net nesijaučia jokio erzinančio poveikio. Vien tik tai poveikis, kuris tiesiog atstato, kuris padeda atsikosėti. Ir atkreipti dėmesį, kad imbero labai daug kuriuose produktuose yra, tai mūsų slaidas turi imbero. Pasistudijuokite, Tai jisai iš tikrųjų išveda šlakus, toksinus iš organizmo, valo mūsų organizmą, atstato irgi kraują, atstato limfą, Ir
Senovėj tai būtent imbierą pakramtydavo tam, kad kvapą burnos panaikintų, ne blogą, nes iš tikrųjų tai nuo virškinimo trakto. Dantis irgi virškinimo traktas. Va. Na ir užkabinti būtent su imbieru noriu, kad yra nuodai, kuriuos mes suvalgom, pavyzdžiui, gyvulinės kilmės nuodus, apsinuodijam. Labai svarbus yra toks, kaip pasakyti, kai mėsa sensta, ten labai stiprus nuodas, rusiškai vadinasi trupnai jad, tai yra labai stipriai apnuodė mūsų organizmą. Tai būtent imbieras labai stipriai būtent veikia tos gyvulinės kilmės nuodus. Irgi taip pat mažina blogojų cholesterolį ir gerina smegenų kraujotaką. Labai tinka hipertonikam. Ir astraganas. Apie šitą produktą, apie šitą kulkšnę, jinai yra iš tikrųjų kinų medicinoje labai stipriai naudojama, labai apie ją daug yra parašyta. Ją vadina nemirtingumo žole ir galite iš karto suprasti, kad tai yra ilgaamžiškumo, geros sveikatos žolė, kuri tikrai labai plataus poveikio. Ją profilaktiškai naudodavo, tiesiog išvengti insultų, infarktų, išemijai, aterosklerozai. Dar papildomai, galvos skausmai, migrena, tai eina kalba apie tai, kad valo kraujagyslės, ir labai svarbu, kad tos smulkiąsias kraujagyslės valo ir yra toks inkstų liga, tai yra nefritai, nefritai. Susimaišiau biškį, bet tai yra inkstų sunki liga. Ir, tarkim, pavyzdžiui, anksčiau, Kinijoje, tai būtent su tuo kulkšniu, su astragalu, kaip vadinama, tiesiog nuovirų arba žolytės, trinamos buvo žolytės ir miltukais būdavo gydoma. O šiaip tai turi imunostimuliuojantį, kardiotoninį, prieš diabetinį poveikį, prieš virusinį, prieš vėžinį poveikį. Šlapimo varantį poveikį turi, raminantį poveikį turi, kraujo atstatantį poveikį turi ir būtent prieš amžiaus, prieš senėjimą tą poveikį tokį turi. Ir astragalas kartu su visais kitais komponentais, jis labai mėgsta būti ne vienas, o su visais komponentais, tai jis įgauna tokią didžiulę galią, tiesiog padaryti visą mūsų šitą altą, visą tą, kaip pasakyti, puokštę šitų visų žolyčių, kurios įeina tą sudėtį, tiesiog nemirtingų, tai yra tiesiog nemirtingų kompleksų. Tai yra mes naudodami altą, mes galime tiesiog valyti organizmą, kaip sakiau, nuo toksinų. Naudoti tikrai jį galima pastoviai, naudoti tinka labai daugeliu žmonių ir ne tik, tarkim, pavyzdžiui, prieš alergijas. Tarkim, pavyzdžiui, kokios yra unikalios savybės. Tai yra būtent yra charakteristikos, taip, tiesiog lentelė, galite tiesiog ją dabar nufotografuoti. Ir čia yra būtent jo privalumai, ir kokios yra naudos, naudojant būtent šitą produktą. Ir aišku, charakteristikos. Tai va, šita lentelė yra tikrai ganėtinai vertinga, ypatingai žmonėm, kurie nori pateikti apie šitą produktą
savitą informaciją, ne tik būtent iš ko susideda, ne kokios ten žodis, tarp kitko atsakysiu klausimą, čia man klausia, kodėl nėra parašyta ten tų gydomųjų savybių ir taip kukliai parašyta apie produktą, galiu pasakyti, kad faktiškai natūralios žodės, kurios įeina į sudėtį, tikrai turi labai daug vertingų savybių, galite pasižiūrėti ir Wikipedijoje, ir galite pasinagrinėti internete, pasiieškoti, tikrai daug informacijos gausite, nes kompanijos neturi teisę rašyti, kad gydo, neturi iš viso, yra draudžiama netgi apie tai kalbėti, yra tik taip, kad yra kokie vitaminai, kokie mineralai ir kodėl nėra būtent ant tų vitaminų mineralų surašyta, nes tai yra funkcinis maistas, kuris yra iš tų pačių žolių, tai žodis yra surašytas. Turėkit omeny, kai aš iš tikrųjų paklausiu jums, kodėl būtent nėra surašyta, kiek čia tų vitaminų yra, kiek čia tų mineralų, tai nėra maisto papildas, altas yra funkcinis maistas, kuris yra iš tikrųjų pagamintas tiesiog alternatyva, ypatingai alergiją sergantiems žmonėms, alternatyva, kad tai sustiprintų, išvalytų organizmą, taip sustiprintų tas pačias kepenis, limfą išvalytų, kraują išvalytų, kur tikrai apsunkina tas pačias alerginės reakcijas. Ir tai yra iš kažkokių tai produktų pagaminta, taip kaip maistas, ir visi tie produktai yra surašyti. Ir norint apie tos produktus daugiau ten sužinoti, tai prašau, tai tuose seminaruose galima apie tai pakalbėti, nesusitikus galima pakalbėti, galima pasiskaityti apie kiekvieną tą produktą. Ir aš, pavyzdžiui, kaip įlendu dabar apie tą kalpokę šiandien skaičiau, tai ten tiek daug visokios informacijos, kokios tik nori. Ypatingai nuo senovės laikų, kada rašo tuose traktatuose, kinų medicinos, arba ten indų ajurveda rašo, arba ten Izraelio labai stipriai iš tikrųjų yra medicina žuvininkystės, labai stiprias šaknis turi. Mūsų irgi taip pat, tarp kitko, lietuvių šaknis yra žuvininkystė ir irgi taip pat labai daug žinoma apie tos produktus. Dalia Sekmokienė labai daug, būtent apie saldymedį, žinau, kad jinai labai mėgsta astragalą, labai mėgsta saldymedį ir tiesiog žaviuosi kiekvienu šitų ingredientų. Ir kadangi prieš jūs susijungiant, kalbėjausi su Ema iš Vokietijos, jinai būtent Antą rekomenduoja visiems beveik žmonėms, kurie turi bet kokią slogą, alerginę ypatingai, neskaito, kad sloga, tarp kitko sloga, pasireiškia dėl to, kad limfa kyla į viršų. Ir būtent kosėjimas, sloga, tai yra ta limfa valosi mūsų, Ir kartais iš tikrųjų nereikia stabdyti to proceso, kaip tik reikalinga kosulį stabdyti, galima turėti problemą, kaip tik išsikosėti, kaip tik naudoti medžiagas, kurios padėtų lengviau išsikosėti. Ir tokiu būdu su sloga irgi taip pat nestabdyti, o duoti galimybę išsivalyti ir tvarkyti iš vidaus, kad greičiau tas procesas susitvarkytų. Tai jinai sako štai, kad aš matau labai greitus rezultatus, tiesiog 1-2 ir žmogus jau gali pasigirti po pusvalandžio, kad jam lengviau kvėpuoti. Ir aš pati savo praktikoje tiesiog turėjau žmogų, kur buvau išvažiavusi į vieną stovyklą ir jinai pamiršo savo antialerginius vaistus, o aš turėjau kaip tik aito. Ir irgi taip pat mačiau tą rezultatą, kada žmogui palengvėjo ir be vaistų. Gaila, kad nėra dabar Editos, jinai papasakotų apie savo anūkėlę, kaip iš tikrųjų susitvarkė su bronchialinė astma. Taip, kad produktas veikia, taip, kad naudokite, tikrai nebijokite parekomenduoti savo draugam, pažįstamiem, nes šitos netgi būtent žolės yra molekulinės formos ir tikrai nėra tokio aštraus poveikio į alergiją, netgi alergiškai sergantiem kažkokiai tai žolė alergiškiam žmonėm. Tai buvo labai malonu su jumis šiandien pakalbėti.
Dalyvaukite ketvirtadienį. Ketvirtadienį su jumis kalbės Irina Grigorjeva, kalbės apie galimybės. Dalyvaukite antradienį, būtinai irgi taip pat. Kiekvieną kartą vis kažkas bus naujo. O aš labai dėkoju jums šiandien už dėmesį, tikrai buvo malonu su jumis pabendrauti. Ir neįsiskirkime dar, aš jums turiu šiokią tokią paskaitėlę.